Mokytojams nesakykit. Nesakykit mokytojams. Tie, kas laimės, parašykite mums. Mes norime žinoti, kaip jums sekėsi laimėti prizus ir kokius prizus laimėti. Kaip manai? Bus, nebus akcija? Bus? Bus. Nebus. Nu kągi, einam testuoti. Aš bijau, kaip keistai truputį atrodo vaikštis su sąsviniais. Net įdomu bus, ar sutiksime šiandien fanų ar ne. 1, 2. Kas buvo, Rokai? Normaliai. Pavežėsiu. Stok broliuk, pauosiu, pavežėsiu po kaimą. Pradedam ruoštis mokyklai ir aš noriu Rokui užsakyti testinių sąsvinių. O, va šitą reikia pasimti. Kaina gera. Noriu užsakyti testinių sąsvinių tam, kad jisai man pasakytų, kokius mes visus metus pirksime. Ir va šitie sąsviniai man labai patinka. Plauk, kur čia e-shopas, sąsviniai. Man jie labai patinka, nes jie turi labai fainus viršelius. Nes Rokui ne bet kuris viršelis tinka. Jeigu nupirksi ne tą sąsvinį, nes tuo viršeliu, tai jisai gali jo ir nenaudoti. Čia, palauk, čia pagal klasę suskirstyta. Ok. Oi, koks šitas fainas. Oi, kaip man tokie patinka. Nežinau, ar jam toks patiks. Nu kągi, gerai. Pradedam. Kągi, mes turim didelę siuntą, nes prasideda, žinot, koks video? Mokyklos. Back to School Challenge. Rokas labai laimingas. Matote jo veidę, kiek laimės, kad jau greitai reikės į mokyklą. Parašykit, kas iš jūsų laukiate į mokyklą, kas ne. Na, bet ruoštis reikia. Tai dabar aš pabandžiau užsakyti pradžiai disko sąsiuvinį. Disko. Tam, kad Rokas galėtų išsirinkti, kokie jam patinka. Didžiausia problema, kada aš nuperku jam kokius nors sąsvinius, jisai sako, bet man tas viršelis nepatinka. O disko sąsviniai, kiekvienas sąsvinis yra dizainerio pieštas ir kiekvienais metais yra vis kiti viršeliai. Rokai, išsirink iš visų sąsvinių tie, kurie bus tavo mylimiausi. Šitas man, kažkaip nelabai patiko. Va šitas, muzikai bus man. Rodam, čia bus muzikos sąsiuvinys, okei. Šitas būtų geras pirmokam, nes čia pirmokai parašyta. 2-4 klasiai, čia matematikas. Čia kažkam jau jaučiu dovanosim šitas sąsiuvinys, okei. Kažkoks monstriukas, bet čia kokie 1-4 klasės. Okei. O šitas matematikai bus man. Wow. Arba gamtai, po to dramblys. Gerai, šitas man irgi labai patiko. Ir jūs rašykite, koks viršelis sąsiuvinio jums pats buvo fainiausias? Anglų bus ten. Čia bus irgi matematikai kokiai. Wow. Eikštis. O čia lietuvių kalbai bus, jo. Lietuvių kalbai? Kodėl? Na jo. Čia iš viso matematika. Tai žodžiu, su tokiais viršeliais? Čia lietuvių, čia lietuvių, pirmai klasiai kokiai. Čia anglų sąsiuvinys jau bus. Šiaip tai čia aš užsakiau mūsų draugam. Jie turi pirmokų, antrokų, ketvirtokų, tai mes planuojam jiems padovanoti. Šitas, kažkaip nepatiko man. O šitas čia pirmokam, ketvirtokam. Okei. Tai parašykite, kaip jums tokie viršeliai. Ir kuris iš jų jums yra pats fainiausias. Kuo šitie sąsviniai skiriasi nuo kitų, kad jie turi? Visokias špargalkes gale. Tarkim, kas yra Marsas. Ką jie turi gale? Špargalkė. Mokytojams nesakykit. Tik nesakykit mokytojams. Taip, šitie sąsviniai turi gale špargalkės. Formulės įvairiausios. Čia jums anglų kalbos žodinėlis. Kaip mokytis greitai. O svarbiausia, tai kai perkate sąsiuvinius, galite laimėti telefoną ir Candy Popo ir Formosas šitas čekius. O ką reikia? Reikia būtinai, žinot ką padaryti? Kai perkat? Nusiųsti šitą į labas. Jo, mes parašysim, kokio mailo reikia nusiųsti čekį tam, kad laimėtumėt labai fainų prizų. Ir labai prašom, tie, kas laimės, parašykite mums. Mes norime žinoti, kaip jums sekėsi laimėti prizus ir kokius prizus laimėti. Bet dar aš perskaičiau dar vieną labai fainą dalyką ir mes darysime eksperimentą. Jeigu su šitais sąsviniais ateini kur? Šitą Formosą, gauni 20% nuolaidą. Tai ką mes ir padarysim? Mes važiuosim į Formosą, eisim. Aš nežinau kaip, pasimsim kokius kelis sąsiuvinius.
sąsiuvinius, ne? Ir Rokas paduos ir pažiūrėsim, ar mums duos 20% nuolaidą. Nu kągi, bandom tą challenge. Tu paduosi, aš kaip visą atrodysiu, paduodu sąsiuvinius ir 20% nuolaidą. Ne, žinai, čia ateini toksai, labą dieną, va jums sąsiuviniai, pardavėja tokia, nesupratau. Duokit 20%. Duokit 20%, pardavėja tokia, jums viskas gerai su jūsų galva. Ir važiuojam, o pas mus svečiuosi, matot, Benas dar atėjo. Ir važiuojame mes kur? Į Formosą? Į Akrą. Ir patikrinsim, ar veikia šita akcija. Kaip jums atrodo? Veiks akcija? Na, manau, turėtų. Gal. Ok. Nu kągi, einam testuoti. Aš bijau, kaip keistai truputį atrodo vaikštai su sąsiuviniais. Toks jausmas, kad jau vaikštai į mokyklą. Nu jo. Keistai atrodo. Rašykit, ar kas nors pasinaudoja tokią akciją. Nu gerai, mes einam testuoti akciją. O svarbiausia, didžiausias klausimas. Ar patys pardavėjai žino apie tą akciją, ar ne? Einam, stojam į eilę. Kaip manai? Bus, nebus akcija? Bus? Bus. Nebus. Turi svarbiausia parodyk sąsiuvinį. Ant viršaus turi būti užrašyta disko. Va. Disko. Parodyk tavo sąsiuvinys turi? Ja, turiu savo. Disko, okei. Rinkitės, ką gersit. Aha, gerai. Nu. Veikia dar akcijas už tai viskas sąsiuviniais. Taip, darome akciją 20%. Tai mes turim šitą vidutinę. Dabar su arbatą gavau mango skonio. Va, disko. Nu ką, akcija veikia? Veikia. Veikia. Man daug stipriai. Nu kągi, o dabar mes į Kauną važiuojam. Nu, atvažiavom mes pailsėti. Ačiū už šitą informaciją. Dabar bus rumturas. Rumturas. Wow. Mes čia gyvensime. Mes čia gyvensim. Žiūrėkit, kiek vietos. Oi, žiūrėk, kiek čia visko palikta, saldainių. Mačiau, sakė dar ir jums, žiūrėkit, dar mums paliko valgyti pusryčiam. Kavytės visokiausių. Ulela. Ulela. Žodžiu, mes esam Kaune, atvažiavom, permiegosim vieną naktelę Kaune, pabūsim čia pasisvečiuose ir važiuosim į Vilnių pasiimti Roko močiutės. Išėjom su šeimyna pasivaikščioti truputį po Kauną. Na, einam link Laisvės alėjos. Taip. Va, Soboras. Ar ne? Va, matot. Kauno vaikai, mes jums perdodam geriausius, didžiausius linkėjimus. Ir net įdomu bus, ar sutiksime šiandien fanų ar ne. A jums taip yra, ateinat prie šviesoforo ir laukiat, paspaudžiat va šitą geltoną, ar ne? Ir kiekvienas, kuris prieina prie šviesoforo, kiekvienas dar kartą paspaudžia šitą mygtuką. Taip yra? Taip. Tau netrodo, Rokai, kad čia nebėra žmonių Kaune? Kur jie visi yra? Žmonės iš Kauno. Dabar 6 žmonės pamatau. Kur jūs esat? Klaipėdai daugiau žmonių. Kur jūs visi esat? Jaučiu visi į Palangą išvažiavom. Mes atvažiavom čia į Kauną. O jūs... Čia fanai pipina. Šiaip, kas čia yra? Rudojau? Ne, dar tik vasarą. Ką? Valgyti. Kaip gražu. Ir šiaip tai mes einam į kavinę ir panašu, kad mūsų vyrai ieškos žiūrėk. Kavinę žiūrėk. Matai, kažkur žiūri į tą pusę. Jo. Futbolą rodo. Jo. Rokas su tėčiu ieško vietos, kur galima žiūrėti futbolą. Parašykit mums labai įdomu, kokios jūsų pačios mylimiausios vietos Kaune. Kur jūs einat, ką jūs veikiat. Parašykit į komentarus.
Ir kur beeitume, iš kiekvieno baro girdisi futbolo komentatoriai. Ai, kad skanu? Jo, kažkas sakė, kad čia skanu. Einam toliau. Atsigaivinimo vietelė. Nu kaip, einam per ją. 1, 2. Nieko net nepajaučiu. Atrodo kaip šaltas vėjelis. Nu va, atėjome į miestų sodą ir truputį nusivylėm. Mes ten jau keletą kartų esam buvę ten taip skaniai valgyti ir tikėjomės, kad jie įjungs televizorių, bet jie kažkodėl sako, televizorius yra, bet sako, ne, mes žinokit, nejungiam ir nerodom. Ir gaila, ir baras tuščias viduje, laukia yra žmonių, kai tuo tarpu pas kitus pilni balai, kas rodo futbolą. O dievai, žiūrėkit, jie surado barą su tokiu futbolo ekranu. Nu ką, viskas gerai. Mūsų vakaras dabar bus nuostabus, žiūrėkit. Aš praleidau rezultatą, koks buvo. Išėjau į lauką ir viskas. Ispanija laimi 1-0. Parašykit, už ką sergat. Tadam! Trečiasis šiose rungtynėse. Žiūrėkit, kokios jų reakcijos. Aš futbole nieko nesuprantu. Kas? 1-1. Kas ten 1? Man abudu patinka, bet aš pirmau už Ispaniją. Už Ispaniją, okei. Bet sakė, abudu patinka, bet dabar už Ispaniją jisai šiandien. Kas ten? Рока и Толика. Ir kas ten? Испанцы. Я же сказала, что я зайду в туалет, и они забьют. Kas buvo? Rokai. Aš sakau, aš eisiu į tualetą ir jie įspirs. Tu sau. Tu nematėjai? Давай. Aš galvoju, šitą Vokietiją įspyrė. Aha. O kas? Ne? Ispanija. Tai tu už ją sergi? Gerai. Ai, tėtis serga už Vokietiją. Tėtis už Vokietiją, Rokas už Ispaniją. Aš sakiau, išeisiu į tualetą. Aš sakau, aš negaliu Tu kentėjai visą valandą, nieko nebuvo ir staigai tik tai Rokas išėjo. Jos rinktinės kelionė Europos futbolo čempionate namuose yra baigta. Rokai, tu happy? Dani Olmo, 51. Labai gražus futbolas, sakė. Aš nieko nesuprantu. Rokai, tavo šiandien favoritai laimėjo. Tėčio pralaimėjo, bet žaidimas, sakė, buvo labai fainas, ne? Dabar daugiau žmonių nei kai mes atėjom. 18. Vakaras. Rokas sakė, labai nori kuo greičiau patekti į parduotuvę, kad spėtų nusipirkti atsigerti. Kas palaikys? Nu gerai, tėtis palaikys. Alio, o mes einam į pardę. Dar tokio pavadinimo nesu mačius. Aha, tokio, nu, to prasme pavadinimą mačius, bet brendo parduotuvės ne. Čia už eurą. O ko tėčiui prireikė staiga? Ok, nespėjau pagauti Roko. Tuoj kokį kalną reikia lipti. Rokas jau nubėgo, o aš dar einu padusdama. Pensininkas. Ir dabar beveik į bokštą. Nelengva. Taip į kalną. Ir dar į 3. aukštą užlipti. Nu, bet kągi, į rytojus. Labanakt. Ir labas rytas. Mūsų kelionė tęsiasi. Mes dabar važiuojame į Vilnių pasitikti Roko močiutės ir dar važiuosime į Alytų aplankyti mano tėčio Roko senelio. Atvažiavom į stotį
Ir eisim ieškoti močiutės. Mašinų tiek daug, kad negalim kur pasistatyti, tai tėtis išėjo močiutės pasitikti, o mes sėdim mašinai ir laukiam. Nu va, atvažiavo mūsų močiutė. Atvažiavom pas senelį. O, žiūrėk senelis, su kokia mašina kieta. Aš navigacija. Здравствуйте, а вы на машинке? Oi, čia geriausia, kas gali būti. Skani kaimo vakarienė. Ne. Net ir aš jau noriu, žinai, pabandyti pasivažinėti. Tu matai, kaip išsivairavo. Tokis rokai va man užpagaliento rašies. Eik, stokis, tėvai. Aš pafilmuosiu. Tai čia tenka? Ant šito? Čia taip galima? Normaliai. Pavežėsiu. Stok, broliuk, pauosiu, pavežėsiu po kaimą. Fanai ateina nusifotkinti, sakė, labai prašė. Čia mes pravažiuojam Prienus. Kas iš Prienų rašyti? Langas tik matot pas mus trupučiuką nevalytas. Mes namo parvažiavam ir dabar žiūrėkit, kas bus. Tadam! Tadam! Oi! O Jezu! Kiriki, labas! Labas! Nebuvo mūsų pora, žiūrėkit, kas darosi. Ai, nu pasakyk, laukiai.